Ką, išvažiuojam iš garažiuko, tikiuosi mikrofas neišsijungia ir jūs mane girdat. Šiandien turbūt yra paskutinė šių metų šilta diena. Planuoja sušilti iki 24 laipsnių šilumos. Kas yra žiauriai kietai ir be lietaus prognozuoja, tai būtų žiauriai super. Nu, diena atrodo tikrai gera. Nuo pat ryto šilta, nors aišku beveik pietus jau. Tai nereikėtų gal sakyti nuo pat ryto. Nežinau, pro kur čia geriau varyt. Sako apsisukinėt, bet gal aplinkeliu varyt reikia. Man bus paprasčiau jau čia aplinkeliu varyt. Veizas tegu pergalvoja naujai maršrutą. Šiandienos planas yra pasigrilint mėsytės. O kadangi šiltas oras, tai aš važiuoju su mocu. Tuo pačiu prasilėksiu ir tuo pačiu dar pasieksiu tikslą, kur manęs jau lauks. Turbūt, nes aš čia kol išsiruošiau, tai ojojoj. Na, važiuokit. Normaliai. Na, biškai apsilenkiau. Dabar galima kampą prakirsti pro pardę, bet kad čia ar čia apsimoka, nes žalia. Spėsim panašu. O, kaip puolė šuniuks. Taigi vėlgi belė kiek senai ant moco sėdėjus. Nes visada po darbo žiūri lietus lyja. Tai šiandien tikiuosi fainai pasivažinėt. Iš ryto išsitraukiau blebas storas kelnes, galvoju, čia reikės apsirengti, nes iš ryto vis tiek šalta dar būna. Išeinam į lauką su šunim, bele kaip karšta. Ta prasme, galvoju, giruduojau rugsėjus į antrą pusę, jau visai čia buvo atvėsę orai. Šiandien karšta. Puikiai diena, su mocu išvažiuot. Tad lekiam! Man čia nusukinėt reik normaliai. Ai, ne čia dar, čia. O gerai. Bet niekam netrukdžiau, apvažiavau dailiai. Tik pačiai biškelį strioką įsivarė. Aišku, čia yra tarpinis greičio matuoklis. Nieko neprilakstysi. Bet gal geriau negu per miestą trenktis. O jūs važiuojat pagal spidometrą ar pagal Veizą, sakykime, ar kitą navigaciją, ką rodo? Nes, sakykime, daugeliui mašinų labai skiriasi, kokią 10%. Tai, sakykime, aš dabar pagal Veizą važiuoju ant apie 90, o čia rodo 96. Nu ir ką, pagal kurį važiuot. Kažkaip ten dėl ratų diametro, bet mocui turėtų šiaip atitikti viskas. Ir kiek girdėjus esu, kad europietiškos mašinos yra uždėta, tas 10% mažesnį greitį rodo, negu iš tiesų yra dėl saugumo sumetimo, o amerikietiškos mašinos tipo atitinka. Tai velniai žino, kaip yra iš tikrųjų. Aš neįsivaizduoju. O kaip Azijai, sakykime, kaip Afrikos žemyne? Atitinka greitis ar ne? Ai, dideliški klausimai. Bet tai koks oras, eina sau. Net bluzoną nesidėjau pastriukę, nes karšta. Vėdinimų gal nereikia atsitraukti,
ne per miestą važiuoju, bet jo, pasaka oras. Mažai vasaros tokių dienų buvo, kad visą dieną saulė šviečia ir šilta ir faina ir nevėjuota. Nors yra biškelį vėjukas, bet ne toks baisus jau kaip būdavo. Šiaip čia tiesiau gana kelias, galima įsijungti mažesnę pavarą, galim pasidaryti selfie. Bet vėl telefoną reikia nenuimti, bleba, kaip tada buvau peršykus, eina šiek. Laikmatis, sakykime, 5 sekundės, bet palaukit, man čia kažkur nusukinėti jau reikės. Pasiėmiau nujuodintojo mocui plastikams, nes yra žiaurus. Jau senai planuoju, bet visą sezoną nieko nepasidariau. Tai va dabar varom, kol Kamado įsikurs normaliai, reiks gal su mocu pasižaisti biškelį. Purvinas, koks yra mocas, tai visų pirma nusiplaut. Jeigu bus sąrukų tenai, neįsivaizduoju, gal reikėtų pakeliui kur sustot, nu bet žodžiu, jau ir taip prisivelinau, tai nėra čia ko. Nu, ir koks čia mano tas vidutinis gavas. Gal pusę velnio, sakykime. Antras nusukimas. Telšiai. Ne čia. Kažkaip tas geležinkelis biškelį pervaža virš geležinkelio sumaišo protelį. Atrodo jau, jau čia taip reikės sukti. Bet nope. Telšių kryptis čionais. O gal į Palangą? Ne, kažkaip nesu aš Palangos fanė visiškai. Geriau nežinau, kokią Juodkrantę nuvaryt. Nida irgi dabar kažkaip perspausta ten viskas yra su tom kainom, lemba. Parkingas mokamas bele kaip. Nors ir nėra vietų, kur parkuot. Gal dabar atsirado, kai tiek mokamo parkingą. Nu, įdomu, reiduko kokio nepagausiu. Sekmadienis vis dėlto. Žinau, kad bele koks garsas dabar yra. Bet kai yra sulūžus pasmakrė šalmo, tai nieko tyliau negaliu padaryti. Mikrofonas yra maksimaliai triukšmo mažinimo, slopinimo nustatytas. Tai va, ant didesnio greičio, kai vėjas tragiškai reikia. Jau kai bandau kažką karpyti, montuoti, tai tildau viską. Bele kaip. Va, policija. Nežinau, ar iš priekio varant taip pat jie fotkina, bet lemų gal biškelį taip prislopinam greitį. Sakykim, gal šitas greičiau pajudės. O, čia ir tik vieną maškę. Galėčiau, aišku, į priekį važiuoti, bet vieną maškę. Gal nereikia išsidirbinėti. O, čia 3 net. Kaip čia nieks nevažiavo, įdomu.
Aš galvoju, ko nelekė šitas, kuris prasinešė prieš tai prieš mane. Ogi fotikas ponas. Dabar jau galiu spausti. Arkliukai. Aš, sakykim, niekados nesu jodinėjus. Turbūt. Kažkada labai kalbino mane išbandyti, bet kažkaip man baisu pasidarė, nes kai atvedė tuos žirgus, jie buvo žiauriai aukšti. Ir aš tokia galvoju, mane nuveš, aš susilaužysiu, aš tik nekontroliuoju, nepažįstu tų žirgų. Taip ir neišdrįsau pajodinėti, nors buvo proga. Bet šiaip gyvūnai man visai gražus. Čia kažkada darbe buvau sutikus. Keliu tiesiog ėjo žirgas, žiauriai gražus. Nežinau, ar jis ten darbinis arkliukas, ar kaip žirgas jau dresuojamas ir panašiai. Žiauriai gražus, priejo šalia, paklosčiau. Kai jau priejo šalia ir pamačiau, kokio dydžio jisai, tai jau tokią biškelį išsiganau. Galvoju, ar tikrai geras sumanymas buvo? Aš jau neįsivaizduoju, kokiu šalmu aš nuvažiuosiu į vietą, jeigu aš tik išvažiavau iš Šiaulių ir aš beveik nieko nepamatau per šalmą. Tiek nusitaškė. Aš tikiuosi, kad kamera nors nėra nusitaškęs, nes šalmas, tai o dievai. Ką tik gavau tokį vieną riebų, kad net nubėgo šalmo stikliuku į apačią, tai oho. Kamera atrodo nieko. Ne, aš visada svarbinu seilę į tą aikštelę. Gal kada reikia rimtai susimti prieš žiemą, bet visai būtų neblogai. Nuvaryt, su maške prasivažiuot. Kadangi mano darbas su vairavimu susijęs, galėtų tokią vat užpirkti. Varyt su darbiniam pasivažinėt būtų kietai. Nes aš žiauriai bijau žiemos, žiauriai. Nu, kuriukas lemba pakliuvo. Nepersimetė vaiku, tai dabar visi čia lys jam nebus. O, įsikūda. Biški baisu buvo, kad prieki manęs persimes, kad nuo kelio nenumestų. Nes aš jau tiek važiuoju, kad išspausti kažką greitai. Nu, gal nusimetus pavarą išspauščiau dar taip ant vietos greitai, bet vargu. Ir mes čia turime greičio matuoklį. Bet gerai, kad momentinė, o nesegmentinė. Tikiuosi gerai vardina. Ne tarpinį greičio matuoklį, o tiesiog momentinę. Kas čia daros? Kodėl visi varo prieš eismą? O, dėdė. Ir jau spaudžia. Nors ten liktai iš kitos pusės, gal neprigrebė čia. Oho, pirmas mocas. Belia kaip taškas. Vabžiai į stikliuką. Įsidėjau kelias servetėlės, bet jaučiu reikės su langų plovikliu tiesiog šveis šalmą. Nes jau tom servetėlėm nelabai įkasika. Kai pridžiūva ant saulytės, ant greičio, ant vėjo. Jeigu va tokiu metu tiek nusitaškė, tai kas būtų vakare išvažiavus? Nu, jeigu vėlai grįžinėsi, tai jo, gali būt gerai nusitaškęs. Dabar galvoju, ar turiu skaidrų stiklą, bet gal tiek neužsibūsim, kad temptų. Nors dabar blemo, belia kaip anksti temsta. Vakare, 8 vakaro, žiūrim, kad jau belia kas, nu, saulė nusileido, tamsu. Nu, nebuvo dar visai tamsu, bet prietema tokia gera. Taip žiūri, galvoju, einu sau, kiek nesenai čia galėjai būti vos ne iki 12. O dabar viskas jau, rudenėlis įsibėgėja.
Tuoj žiūrėk ir kalėdos bus. Reikia jau pradėti taupyti kalėdą, dovanom, leva. Su posūkiu varau. Ne kažku. Pavasarį, jeigu nepardavinėsiu moco, tai reiks keisti stabdžių kaladėlės. Nu, jeigu ir pardavinėsiu, gal gerai būtų sutvarkytą parduot, brangiau parduot, bet nežinant kažkokio gero servisiuko, ta prasme pažįstamo gerom kainom servisiuko, tai kažkai ar verta yra sutvarkyti moc ir tada parduot, o ne tiesiog parduot geresnę kainą šiek tiek. Tai jeigu nesugalvosiu keisti moco, tai reiks serviso, nes galinės stabdis jau susidėvėjęs yra turbūt, dar stabdo, bet jau šakna jam yra. Tai reiks keisti kaladėlės. Aptarnavimą gal pasidarysim per žiemą, pavasariop, namų sąlygom, manau. Nes dabar turiu ir šitą skolą, tai ir susitėt grandinę paprašiau viską pasidaryti. Garažiukė. Tai va, jeigu Šiauliuose arba aplink Šiaulių žinot kokį servisuką normalų, duokit žinot man komentaruose. Tikrai praverstų. Kadangi aš esu Šiauliuose naujakūrė, tai čia nieko nežinau, absoliučiai. Ko jisai taip lėtai važiuoja, kas jam yra. Nori, kad aš jį lenkčiau. Bet būtent tokiose vietose, kur jau yra proga lenkti, tai tada jau spaudžia. Kai nėra progos lenkti, tada šliaužia. Pasiėmiau visokių daržovyčių. Kepimui, grilinimui, tai jau dabar seilės kaupęs, kaip noriu paragauti, ar ten gausis kažkas nesigaus. Nam. Ai, čia netarpinis, čia tik tai šiaip matuokliukas, gerai. Bet eismo normaliai. Kam jau gražus oras, visi kas kur. Šiandien yra, blemo, net nežinau, kuri diena šiandien. Įsivaizduojat? Kur mano kalendorius? 21 rugsėjo jau, geras. Man rodos kažkas Vintedą nupirkta. Galėtų nupirkti kamerą. Esu įdėjus savo GoPro Season 5 kamerą. Tą mažiuką kubiuką, bet paskutinės serijos. Tai jeigu dar iki šiol nesu pardavus tas kameras ir kam nors reikia, parašyk. Gal kažkas suderės. Kitą atsirado, tai tos turbūt net nebuvau įsijungus niekada. Dabar jos, aišku, man ant šiknos sėdės, tai čia toks 50-50, sakykim, tas gerumas, fainumas. Kai kažkas važiuoja priekyje, tu nors palaikai greitį. Bet jeigu nenormaliai važiuoja, sakykim, kaip tenai nusimetė žiauriai greitį, sakykim. Nestabiliai greitį palaikė, tai tada jau erzina. Arba, sakykim, jeigu kliūčių bijosi labai apsilenkti, tai irgi nervuoja tokia. Na šiaip, nežinau, aš nesu ta motociklistė, kad viskas būtinai reikia aplenkti visados. Reikia važiuoti pirmai. Ne, kam? Jeigu ypač yra didelis eismas ir ten rizikuot kažką, nesu aš tokia ištroškus adrenalino, kad lėkt prieš eismą, prieš nosį kažkam, kam čia ką įrodysi. Netokie video čia daromi yra, kur greitis, nesąmonių darimas ir panašiai. Ne, čia to nematysit. Dėl to, aišku, ir nėra pas manęs tų peržiūrų normaliai. Bet nežinau, ar aš labai noriu daug peržiūrų. Tada pradedi galvoti, ką šneki, ką pasakėjai, ką parodėjai.
O dabar tai savas ratelis pasižiūri, kažkas kažką pakomentuoja, kažkas kažką parašo privačiai ir viskas ore. Labai fainai šiaip yra atsidaryti senus video, atsidarai kokių 5 metų senumo video, pasižiūriu kaip mintis dėstai, ką veikiai, kur važiavai, su kuo važiavai, nes sakykime, jaučiu nostalgiją biškelį TDM-ui, tai galvoju, koks būtų atitikmuo turbūt paėmus dabar koks Transalpas gal, kažkur čia yra labai gilios provėžos, atsimenu, kad aš biškelį bijojausi jau. O, kai sėdi, žiūrėkit. Putose Kubilė. Vasara. Nors Kubilas toks ir žiemos reikalas. Esam mes kokį lapkričio mėnesį gal vos ne visą naktį Kubilę išsėdėję, tai ten išvirėm. Kaitina. Iš baliaus visi maistelį prineša. Ir lapačiai įlina savo. Jo, gera tokius momentus prisimint. Niekus taukšt. Nu ką, galim paspaust biškelį jau dabar. O, kiek čia tik antras mocas? Jau gal yra koks sezono uždarimas jau šiandien? Ar kitą savaitgalį bus? Kada galvoju yra uždarimas rugsėjo? Paskutinį savaitgalį, paskutinį šeštadienį ar spalio? Gal rugsėjo net? Vieną važiuoju, tai nereikia čia stot prie virvytės. Pakurent. Čia gal galima privažiuoti šalia. Nu, ar pasukrysi į lauką, arba ne. Dar jeigu žoliai nepastebi kokios duobės ir koją žemiau padėti, teb išlaikai mocą, tai ragas gali būti. O, prisivėjo mocą. Keistas momentas, kad aš galiu prisivėti mocą. Aš? Ta pensininkų mocų važiuojanti? Eikit savo. Gal motoroleris, bet atrodo nemažas mocas. Turbūt, kad motoroleris. O, žiūrėkit, kiek mocų kartą. Padavė mocų biškelį. Telšiai juda. Sneksą jokių nepasiėmiau, tai dabar reikės sulaukti, kol iškeps mėsa. Būtų dabar pakeliui kažkokią perdę, pagal kelią, tai pasiimčiau ko nors. Ką ten tos fūros veikia laukos? Čia kažkada toje vietoje ir pasigavau žvėris, man rodos. Nu, nepasigavau. Spėjau sustoti ir spėjo kelio stirnos persigalvot bėgimui per kelią. Bet jo, čia šita vieta jau patirtas automobilių tiesa, nes su mocu tai nežinau, ar nenusiveršiu už baimę. Įdomu, kelintų metų čia jisai, nes nu, jo, pagal stilistiką tai toks jau senačiuks, bet gerai atrodo šiaip prižiūrėta mašinėlė. Čia fainas keliukas. Kalvelės.
tą savo ką tik vos nenupylę maškę, užgesau ir parlekė durnius ant greičio. Nepasižiūrėjau pakartotinai per petį užgesęs ir opa yra. Aišku, gerai, kad nenupylė. Tuo ant tų posūkių, aišku, mane pasivyško dykė. Aš čia tik tais antrą kartą važiuoju į tą pusę pirmą kartą. Tai neskubu. Reik dėmesį sutelkti vairavimą. Nes tokia, oi, pist užgesau. Betgi čia nieko tokio. Į tą pusę pasižiūrėjau, kad maška parvaro ir aš spėsiu į tą pusę nebeatsisukau. Pist jau jaučiu, pypsi man. Ai. Dabar jau apsižvalgom normaliai. Čia kiti greičiai. Pažiūrėjom, kaip Mykolas Alekna per plauką nepaėmė aukso, bet sidabras irgi gerai. Tai 3 diskų metikai pasaulio čempionate. Ir turime 2, 6 ir dar kažkokią vietą 7 gal, ar 8, 7 gal. Norim tai darom premjerą, įdomu kada. Fainučiai mano. Kai sulėtina čia visą eismą, šitas tarp žiedų pravažiavimas. Tuoj, man rodos, parvarys markuoliai iš galo ten arba strytai, arba superbaikai varo. Jau nesėdės jie čia kolonai, manau. Ypač ženklas baigęs. Ai, tik baigęs vėl prasideda draudimas lenkt. Sakiau, kad tuoj parvarys. Galvoju, reikėtų man podcast prie naujosios rūtos grafičio ant sienos. Žiauriai kietas yra, bet jeigu ten šešėliniai pusiai, kur galvoju, ai ten šiauriniai pusiai, tai gal dar pusė velno, kažin kaip apšvietimas. Gal nuvaryt dar iki naujosios rūtos. Ne pakeliui, bet ir nėra labai to. Aš dažnai pravažiuoju ir galvoju, reikia atsivaryti nocą, bet iki šiol nebuvau dar. Tai jau sezonas baiginėjas, tai reikia gal pasinaudot progą. Kas per srautas čia link Šiaulių? Vau! Čia iš Palangos visi taip šiaušia. Ar kas čia yra pagalais? Eina sau. Yra maškė ir kur tu dabar dėsies? Debilai. Žiauru, jeigu prieš akis kažkas išsitaškytų kaktomušą. Kur reikėtų dėtis? Paleidau tos pačios dainos, tik kitą versiją. Normaliai Spotify'us varo. Kas tiem čia nutiko? Jau nulėkė kas?
vienas atvirkščiai stovi. Vat. Senai pasiklausiau kažką važiuojant. Nors visados man įranga yra ant šalmo dabar. Esu biškį suvarius ją ir dabar tiesiog priklijaus laidus, kad žiauriai sunkiai įsijungia, žodžiu, į patį aparačiuką laidai, nes pasiplėšę yra, pasilenkia ten kontaktą ir panašiai, tai esu tiesiog užviniojus su izoliacija, man rodos. Gerai, kad kita jungtis yra pakrovimai, tai jeigu ką, kaip įmontuota kraunu su pačiu šalmu. Bet kažkaip jau vieną kartą užkišau šiandien, vos nenuėšę, tai antrą kartą bijau kažką išsidirbinėti. Realiai bijau apsilenkti. Bet kažkodėl netiesiai į garažą važiuoju, o dar kažkur reikia man pasimalt, fotkę pasidaryti. Lemba saulės jau nebėra, kaip lievai. Gal čia tik miškuos, ne, kad visur panašu. Kiek yra? 6 vakaro. Apniuko. Ir basta. Sorry, nemačiau aš tavęs. Motorolerį ant 4 ratų pasigavom. Na kur tu reikiuojas, toj atgal turėsi šokti. Ai, ne vietinės, nevažiavęs. Ai, va, ką aš norėjau papasakoti ir pamiršau. Žodžiu, yra toks bairis, kad vos nenukaliau aš darbe vienu motociklistą ir galvoju, reikia pašnekėti tą temą. Ir tik dabar atsimaniau. Kai kurie važiuojant, kai yra kelias viena juosta, labai mėgsta važiuoti dešiniau pagal pakraštį. Ir įsivaizduokit toks bairis, jeigu yra ganėtinai prastas matomumas, išlendant iš šalutinio kelio, sakykime, mano atveju buvo dideli krūmai, medžiai užstojo. Ir aš, kai lendu iš šalutinio, aš matau tik tais panašiai vidurį kelio ir priešinę eismo juostą. O pagal šoną aš nieko nematau. Pamatau kokie, nežinau, 10 metrų iki pat. Bet 10 metrų, jeigu aš išlysiu, jums esant 10 metrų prieš mane, tai jūs nespėsit sustoti. Tai pamoka ir savo, nors aš mėgstu labiau viduriu važiuoti, ir kitiems, sakyčiau, nevažiuokit taip vat pagal šoną, jeigu yra tik tai viena juosta. Nu, tragedija. Jeigu nėra matomumo, tai jūs pamato prieš pat nosį. Ir dėl to gali nuskinti. Jeigu važiuoja, tai važiuokit visados šitą juostą pagal vidurį, nes jūs labiau mato. Tiek, sakykime, mašinos, kurios nori persirikiuoti, labiau atkreipia dėmesį, kai kažkas yra vidury kelio. Tiek, sakykime, tie, kurie vat iš šalutinio lenda, nes jie iš toliau pamato jūs. Tai čia vat tiesiog iš praktikos pamokėlio tokia, kurios siūlyčiau pažiūrėti taip logiškai ir pasinaudoti. Nes blemba buvau išsigandus, galvoju, tikrai nuskinsiu. Nu, Dikė, gal aš tave užleisiu? Tu lysk, važiuok, o aš tada iš paskos tavęs. Ups! Kad visi laimingi, niekam netrukdom. Galvoju, blemba, aš turėjau kažkokią temą, ką norėsiu aptarti. Prisiminiau. Prieš pat Šiaulius, bet prisiminiau. Taip, dabar žiūrėsim, ar Veizas tinkamai žino naujosios rūtos
pastatą, tiksliau taip pat įsivaizduoja, gal yra keliose vietose naujoji rūta Šiauliuose. Tai bandom laimę nuvaryti. Nu ir saulė galėtų išlysti tą progą. Ai, nu čia šakės jau, tai debesiukai tokia didelė, kad turbūt nebus man saulytės. Fotkiam, ką padarysiu. Per mano stiklą tai atrodo jau priedama gera, bet gal nėra taip dar normaliai. Pasikėliau stiklą pažiūrėti. Basanavičiaus gatvėje neklystu yra šitas pastatukas, nu šalia Basanavičiaus, gal ten ir kita gatvė skaitas. Paleidau savo kompaniją varyt savais keliais, varysiu iš garažo pestute. Nėra gal taip blogai. Prasijudinsiu biškelį, nes dabar tai jau tokia užpakalį skauda. Tiesiog tiesiai važiuojant be jokio įdomumo. Ne kartų dar nemačiau šitos pervažos uždarytas. Bet visados būna pirmas kartas. Nu, girdi mane? Nu, aš tuoj padarau fotkę ir važiuosiu į garažą. Palauk, eismas intensyvus. Aš už 5 minučių būsiu ten vietoje ir tada iki garažo, ką žinau, dar 5 minutės. Nu, dėkui tau. Te. Nu va. Mano kompanija vis dėlto sugalvoja, kad mane reikia parvežti namo. Nu, faina. Nu, gerai, niekur neplavinėsim, reiškia, varysim į garažą. Kažkaip atrodo, kad aš čia per toli važiuoju. Ar tikrai tiek toli tas rūtos pastatas? Gal. O. Dėdės guli. Siaubas. Siaubas baubas, kaip dėdė guli. Kai šiltas oras, tai pilna tokių blemba. Varkšiuko. Nors pietinėme esu mačius, kaip 2 kartus greitoji atvarė to paties žmogelio kelt. Pirmoji, 2 kartus mačiau, gal ir daugiau važiavo. Pirmoji atvarė, atšiūkino, pasodino žmogelį. Turbūt nesutiko važiuoti ligoninę. Ir paliko. Po kiek laiko vėl kažkas atvarė. Vėl atšiūkino. Bet tada jau policija išsivežė. Gal į kokius blaivybės namus, arba šiaip, neįsivaizduoju, namo parvežė. Žmogelį jau nebeleido gulėti, nes blemba tiek tarnybų kvietė, kad nelogiška biškelį palikinėti tokį žmogų gulinti prie šaligatvį tiesiog ant pievutės. Aš galvoju, kad arčiau man yra tas pastatas, nu. Visai tolokai. O, ir saulė išlenda. Super duper. Viskas, varom. Fotkė yra. Sakiau 5 minutės man grįžt, tai rodo 11. Okei. Gal biškai ilgiau užtruksiu. Bet savo fotkę norimą pasidariau. Jau šioks toks tiksliukas pasiektas. Nu, raudonas po raudonas, blemba. Kaip taip galima? Ir dar viena raudona. Nueina jūs, žinot kur. Nu, kurmi, kaip nesiseka. Jau degalų nesipilsiu. Jopštarai. Jau rasoja stiklas. Ir žinoma, dar viena raudona. Eik, čia labai gerai pasisekė. Labai gerai šitas pasisekė. Trikojais dar tebėra ar nebėra? Nebepažymėta.
dar viena raudona. Maška, eik, ei. Oho, kiek čia kirai. Eik, tu savo pravažiavau garažą. Kas čia daros, tų kirų antplūdis? Kur manęs laukia? Manęs nebelaukia? Nieks manęs nelaukia.